Sveiki visi, kaip matote, pradedame naują pamokų seriją, tai bus PHP pamokos ir būtent šioje pamokoje pasiruošime darbui su PHP. Taigi visų pirma, tam, kad ateityje atvaizduoti mūsų sukurtus failus, mums reikės web serverio, todėl mes naudosime WAMP įrangą. Kas yra WAMP ir iš kur tai atsisiųsti, galite pasižiūrėti video aprašyme ir atsisiųsti. Taigi keliaujame į WAMP svetainę, spaudžiame Downloads, pasirenkame naujausią versiją. Mano atveju 32 bitų, kadangi mano procesorius yra 32 bitų, bet jums gali prireikti ir 64 bitų. Pagrindė nėra skirtumo. Taigi įsirašome ir taip pat, jeigu naudojate programą Skype, prieš paleidžiant WAMP jums būtina ją išjungti, kadangi programų prievadai yra vienodi ir programos trukdo viena kitai tvarkingai pasileisti. Todėl paleidžiant WAMP būtinai išjungkite Skype. Vėliau galėsite įsijungti jau paleidus. Taigi įsidiegus atsisiuntus WAMP serverį pasileiskime įdiegimui. Ir pagrindė diegimo metu viską reikia atlikti pagal nutylėjimą, nieko ypatingai keisti nereikia. Taip pat diegimo pabaigoje gali paprašyti pasirinkti Explorer programą, kuri randasi jūsų Windows aplanke, tačiau manęs jau nebeprašys, kadangi įsirašinėjau programą antrą kartą. Taigi palaukime, kol įsidiegs ir galėsime pasileisti. Na štai. Diegimas baigiamas. Na štai ir pasileiskite WAMP serverį. Pasileidus prie jūsų laikrodžio atsiras tokia ikona. Paspauskite ant jos kairiuoju klavišu. Štai ir pasirinkite Restart All Services tam, kad viską restartuoti. Palaukite, kol viskas persikraus ir tuomet dar kartą paspauskite ir pasirinkite Put Online, tačiau pas mane jinai jau buvo įjungta, todėl štai Put Online. Palaukite, kol įsijungs. Taip, pas mane įsijungi gerai. Kaip ir viskas, kitose pamokose pradėsime dirbti su PHP, o viskas, darbui paruošta ir galėsime pradėti darbą. Taigi, prenumeruokite kanalą, vaizdo įrašus ir laukite kitų pamokų.